Labas, Rolandas iš Pajūrio su jumis. Sakyk, žmogau, vardan ko gyveni? Vardan ko vaikus augini? Ar sau vergauti? Ar vos pašaukus grūsti į mėsmalę? Vardan ko duoną uždirbinėjam? Vardan ko gyvenat? Kad minkščiau pasivažinėti su mašina? Kad pasirodyti, kokius turi turtus, nors už dūšias neįgrašia. Nors dūšia gali skambėti kaip puodas, ir yra taip padabinama, kad atrodo gražiausiam spalvom dėti. Ir kas iš to? Sakykit, ką gyvenime žmonės jūs veikit? Ką atėjus tai valandai, kada kūnas nustos dirbti, kada jisai išsijungs, ką jūs tenais pasakysit? Ką jūs užsidirbę, ką mes užsidirbę per gyvenimą? Ką parodysit, kokias turėjot gražias mašinas, kiek pinigų turėjot kišenėse, bet pinigas net jūsų kišenėje yra ne jūsų. Pinigas jūsų kišenėje yra banko, o bankai priklauso kitiems bankams, kurie, žinoma, kiek žinom, eina į biržas, po to eina į valdžios biržas, kur prekyba eina labai dideliais mastais, praktiškai valstybėmis. Ar jūs vardan to gyvenat? Ar vardan to pinigus uždirbinėjat? Ar vardan to mes mokesčius turim mokėti? Turit turtą, mašinas, dar kažką. Jūs manote, jūsų užtenka priimti reikiamus sprendimus ar paskelbti kokią nors tokią baisią padėtį ir visas jūsų turtas atsiduria ne jūsų rankose, ne jūsų valioje. Tas gali sakyti, kad čia yra išmislai, bet Amerikoje jau nežinau, nebeatsimenu, ar prieš 5 metus girdėjau, ar gal daugiau, kad policininkams suteikti tokie įgaliojimai, kad buvo net atvejis, kai įsiveržė policija vidurnaktį į namus, be jokio įspėjimo, be jokio nieko, šuo puolė ant policininkų, policininkai nušovė šunį, šeimininkas, žinoma, išgirdęs, kad laužėsi, stvėrė šautuvą, šeimininką nušovė šeimos akivaizdoj ir visa tai buvo išteisinta, kadangi yra suteikti specialūs įgaliojimai. Dabar, kiek girdėjau, jau komendatūros kūrimos Lietuvoje. Aš kiek atsimenu, iš, sakykime, filmų, iš ko, tai komendatūros būdavo, kaip visada rodydavo filmus Vokietijoje, pas vokiečių, ir kai vokiečiai, sakykime, jeigu kur nors vesdavo savo tvarką, jie vesdavo komendatūras ir drausdavo ten, ką jau pasakydavo, tą visi darydavo. Kažkaip tai Lietuvoje labai įdomiai tai skamba. Sakykite, tai vienu žodžiu, išvadas darykitės patys. Bet visgi permąstykit, žmonės, vardan ko jūs gyvenate? Kodėl reikia įrodinėti, kad jūs esat svarbus? Kodėl reikia pasirodyti, tebūnie, nesvarbu, vyras, moteris, kodėl jūs turite įrodinėti kažkam, kad jūs esat kažko verti? Jeigu paėmus bet ką, paimti tebūnie tą patį pinigą. Ar jūs nuėję į parduotuvę ar kam nors duodami, jūs įrodinėjat, kad jis vertas yra, jis būtent tiek vertas, kiek parašyta. O kažkodėl gyvenime viskas antraip. Tai čia toks gabaliukas pamąstymai tam kartui. Iki.